Sveiki, šiandieną apžvelgsime transformacijas. Taigi, transformuoti objektus naudojame tris įrankius. Tai yra Select and Move, Select and Rotate ir Select and Uniform Scale. Kiekvienas mygtukas turi sutrumpinimą. W yra Select and Move, E yra Select and Rotate ir R yra Uniform Scale. Pasižymėjus Select and Move įrankį, spaudžiame ant savo objekto ir atsiranda X, Y ir Z koordinatės, kuriomis mes galime šį objektą stumdyti. Taigi užvedus ant X ašies mes įstumdome X koordinatę, Y stumdome Y koordinatę, Z koordinatę. Taip pat galime stumdyti dviejomis koordinatėmis iš karto. Tai reikia pažymėti kvadračiuką, kur dvi koordinačių ašys susijungia. Toliau kitas įrankis yra Select and Rotate. Atsiranda toks rutulys. Kiekviena spalva taip pat atitinka koordinates. Tai raudona linija leis mums sukinėti objektą X ašimi, žalia Y ašimi, mėlyna Z ašimi. Taip pat yra pilkas apskritimas, kurį pažymėjus mes sukinėjame objektą lygiagrečiai mūsų pažymėto ekrano. O jeigu mes pažymėsime vidurį, apskritimas po juodos ir mes galime laisvai jį sukinėti. Na ir trečiasis įrankis yra Uniform Scale. Su juo galime objektus didinti arba mažinti. Taigi pažymėjus patį vidurį mes objektą didiname arba mažiname, bet jo nedeformuojame. Jeigu pasirenkame tik atskirą ašį, galime juos tampyti, bet taip deformuojame juos. Taip pat galime pažymėjus dvi ašis, keičiant dviejų koordinačių skaičius, bet paliekant aukštį. Taip pat, jeigu pasiimsime Select and Rotate, galime įsijungti Angle Snap Toggle su raide A. Tai leis mums sukinėjant, kad mūsų objektas suktųsi tam tikrais kampais. Paspaudžiame dešinį pelės mygtuką ant Angle Snap Toggle ir galime nustatyti ties kiek laipsnių mūsų objektas automatiškai pasisuks. Nusistatome 45. Ir kaip matome, mūsų objektas automatiškai sukinėjasi 45 laipsnių kampais. Pažymėjus Move Tool mes juos galime judinti ne vien šiomis rodyklėmis, taip pat galime vesti koordinates ir apačioje esančioje eilutėje ties X, Y ir Z. Pavyzdžiui, susidedam viską nulius ir mūsų objektas bus išcentruotas. Taip pat galime paspausti dešinį pelės mygtuką ant mūsų įrankio ir viską suvesti šioje lentelėje. Pavyzdžiui, jeigu mes norime dabar pajudinti objektą 20 mm į dešinę, mes vedame 20 į Offset World. Jis automatiškai anuliuojasi, kad galėtume vesti iš karto.
o čia susimažina per 20. Taip pat įrankis Uniform Scale turi dar vieną nustatymą, tai tas pats trečias, kuris leidžia objektus tampyti ir sukuriant tokį animacinį stilių. Šis įrankis yra labiau populiarus, kuriant filmukus. Ir taip pat, jeigu norime savo objektą sulyginti su kitu, mes naudojame Align įrankį, jį paspaudus, pasižymime objektą, prie kurio norime lyginti, atsiranda lentelė, nusistatome, kad mūsų objektas ir objektas, su kuriuo norime lyginti, būtų lyginamas pagal pivot point, tai yra palei tą tašką, kurį mes paspaudėme, ir kad jis būtų lyginamas X, Y ir Z pozicijomis. Kaip matome, jisai dabar yra tiesiai įlindęs į mūsų objektą ir keičiant koordinates mes galime jį sulyginti taip, kaip norime. Arba galime per Align nustatyti, kad būtų prilygintas prie priekio, objekto šono ar tiesiog sienos. Taigi šiai pamokai tiek. Kitoje pamokoje pakalbėsime šiek tiek daugiau apie koordinates.